Labas rytas, kapitonai žvejai ir turistalkai. Toks jausmas, kad aš kur atvažiuoju, ten žiemą atvežu. Vakar atvažiavau į Rumuniją. Sniego nebuvo. Taip pat atvažiavau į Lenkiją. Sniego nebuvo. Pirmą vakarą atsikėliau, prisnigo. Ir čia lygiai taip pat pabundu, atsimerkiu, žiūriu baltą visur aplinkui. Gerai, kažkaip įsimiegojau. Ką? Šildau mašiną? Reiks galvot, ką čia šiandien veikti. Toks geras oro kvapas. Kaip faina, ta prasme, vakar buvo +1 ir visur buvo ruda, tiesiog ruda ir žalia. Šiandien va, pabudau, viskas apklota sniegu. Nedaug, bet viskas apklota. Reikia atsisėst šiandien, kažkaip susidėlioti maršrutą. Ką daryti, nes reikia ir daiktų apsipirkti. Reikia pakrovėjo. Reikia galų gale susirasti kur dujas čia nusipirkti, nes degalinėse dujų nemačiau. Tiesiog nėra dujų. Gal čia yra kažkokios specializuotos dujų kolonėlės. Vandeniukas, tai pažiūrėkit kokio skaidrumo. Gražu. Šiandien išmiegojom be jokių pašildymų. Kažkaip labai neblogai miegojęs. Matyt gerai pavargę buvom su Herkūniu. Buvau aš atsikėlęs vieną kartą paryčiais, nes Herkūnis buvo pabudęs, šoktelėjo kažkaip, gal susapnavo kažką. Tai aš jį užklosčiau. Ir vėl dėjom į akį. Šalta kinkom. Ką? Smagu pasilakstyt. Smagu. Nu, gal einam? Kur tu eisi tenai? Einam pasišildyti mašiną.
Labai gerai va, rankšluosčius tokius. Naudoju vienkartinis. Jie užima labai mažai vietos, nes būna supakuoti į tokį maišelį. Gerai, dabar plikę reikia uždengti. Kaip faina. Gerai, pasidarau sąrašiuką ir varau ieškoti parduotuvės. Bet greičiausiai tiek kainuoja klaidos, ne? Nu ką, apsipirkau valgyt ir važiuoju, suradau tokią vietą gražią prie olos. Tai lekiam tenais. Važiuoju dabar į nuostabią vietą. Širdis džiaugiasi, kad ten važiuoju. Nežinau, ar šiandien su tamsa nenuvažiuosiu ar nuvažiuosiu. Kokia ten situacija tuose kalnuose. Įdomu, kaip ten viskas bus. Bet dabar važiuoju iki tokio miestelio paskutinio, kur kurą reikės prisipilti. Ir paskui nuo to miestelio link tos Viečikės. Tai šiandien trumpai dieną apibūdinus, tai rytą atsikėlėm, su Herkūne atlikom kiekvieną rytinį ritualą. Išvažiavom
Pamačiau kaip tik plovyklą, nusiplovau mašiną, pasipildžiau kuro ir nuvažiavau į parduotuvę. Aišku, aš čia praradau belekiek laiko, bet nuvažiavau į parduotuvę, tai akumuliatoriaus pakrovėjo ieškon. Tai tas akumuliatoriaus pakrovėjas ten virš 100 eurų gerokai kainuoja. Tai nusprendžiau jo nepirkti, nes kaip pagalvojau, kad aš kad ir su mašina šildydamasi save 100 eurų tikrai nesukūrensiu. Paskui dar inverterį vieną radau, bet jisai tik 300 vatų. Pabijojau aš jį imti, nes sakau, dar pats gerai nežinau, ar čia ne mano pakrovėjas kaltas. Dėl to, kad klaidas meta šitas inverteris. Bet faktas, kad ir su inverteriu kažkas negerai. Kompą jisai krauna, o vat baterijos kraut nenori. Vat įkišu baterijos pakrovėją jį ir jisai pradeda blūdyti. Kalbėjau su ChatGPT, tai pasiūlė storesnius laidus uždėti ir aš turiu storesnius laidus, tai pakeičiau, uždėjau ir vis tiek tas pats. Tai kaip ir aš galvojau, kad sako, antras variantas gali būti ir su tuo pakrovėju kažkas negerai. Arba negerai, sakė, arba ploni laidai, bet šitą išsprendžiau, arba neužtenka automobilio galios. Bet tai kaip gali neužtekti automobilio galios? Nesuprantu, kai automobilis užvestas. Čia tikrai ne automobilė problema. Tai tiek to, palikau šitą už nugaros ir varau toliau, spręsiu. Bet tik tais, kas blogai, tai pirštinių čia tam mieste aš neradau. Nesinori maltis po visą miestą iš vieno galo į kitą galą, ieškoti tų parduotuvių, bet užvažiavau tos prekybos centrus. Čia jie apačioj papėdėse, ne kalnuose, jie čia šiltai gyvena, ta prasme, ir pirštinės pas jų ten plonos visos prekybos centruose. Paprastos, megztos kažkokios. O čia reikia ieškoti vos nespecializuotos sporto prekių parduotuvės. Ar ten kokio Decatlono. Bet apie Decatloną nepagalvojau pasižiūrėti gal. Bet jau viskas, iš miestelio išvažiuoju. Turiu savo tos žvejybinės pirštinės, gal nenušalsiu nagų. Nušalsiu, tai pasišildysiu. Dabar noriu slėgti tik tais tenai. Jaučiu viduj, kad laiko trūkumas. Ir pats jaučiuosi taip, arba reikia anksti varyti ir visur lėkt. Ir kai vakare jau viskas išsijungęs tu ir kažką daryti. Arba tu važiuoji tokiu paprastu tempu, neskubėdamas, pailsėdamas, rytą ilgiau pamiegodamas ir jaučiu, kad tiesiog laiko mažai. Tai bandysiu žmonos prašyti, kad biškį prasitęsčiau, nes vis dėlto jinai liko namuose su 2 vaikais. Mano herojus ten. Tai va, gerai, lėkiu. Jeigu bus žinių, duosiu žinot. Rašau dar kuro. Susidedu į viršų.
Gerai. Kas čia? Važiuoju per Rumuniją, kelias vingiuotas, žiburzgia tyliai tarp kalnų takų, per upes ir akmenis, ratai rieda drąsiai, horizonte kalnai vis arčiau, vis arčiau. Lenkiją palikau, Slovakiją jau už nugaros, Vengrijos keliai liko tolumoje. Dabar tik kalnai ir vėjas languose, Rumunijos viršūnės kviečia mane. Į aukštumas kylu, ten kur laisvė gyva, kur dangus su kalnais susilieja tyloj. Gyvenu džipe, kelias mano namai, per upes ir kalnus važiuoju pirmyn. Brendu per upes, vanduo taškosi aukštai. Kelionės ženklai, kiekvienas posūkis. Ir kaip jums vaizdelis, ką? Gaila, kad per kamerą taip nesijaučia, kiek ten yra žemyn. O aš vis dar kylu į viršų. Ten, kur laisvė gyva, kur dangus su kalnais susilieja tyloj. Gyvenu džipe, kelias mano namai, per upes ir kalnus važiuoju. Va čia nuotykis jau ir prasideda, nes ten, kur reikia man važiuoti, aš realiai turiu važiuoti va čia. Aišku, jums nelabai matosi, bet čia yra tiesiog traktorių išgriaužta. Po apačia yra ledas visiškas, šiek tiek sniego ir nežinau, ar man šį vakar ten apsimoka važiuoti, nes tuoj sutems iš tikrųjų, o rūkas yra baisinis. Matot, kad už nugaros nieko nesimato, medžiai, kurie yra visiškai šalia, jie vos matosi. Tai jaučiu, čia prireiks ir grandinių, visko gali prireikti, tik aš nesu garantuotas, ar man varyti šiąnakt. Jeigu varysiu šiąnakt, galiu strigti ir miegosiu ten, kur strigsiu. O kad nesikapstyti labai, reikės tiesiog palaukti. Reikia įsijungti offline'inį žemėlapį, kurį turiu. Navigacija. Bet jeigu važiuočiau offroadu, galbūt ir pasiekčiau tikslą. Oi, prisidirbsiu jaučiu, oi, prisidirbsiu. Nu, pabandysiu bent biškiuką pavažiuoti. Pažiūrėsiu, kaip mašina elgiasi. Ir jeigu ką,
Jeigu ką, palinkėkit man sėkmės. Širdis dreba iš tikrųjų. Ką reikia? Pasikelti aukštyn mašiną ir bandyti. Kur laisvė gyva, kur dangus su kalnais susilieja tyloj. Gyvenu džype, kelias mano namai per upes ir kalnus, važiuoju pirmyn. Patinka kelias ir kalnų vaizdai, prenumeruok kanalą, keliausim kartu. Paspausk like, komentarą parašyk ir dar ne kartą susitiksim kely. Daug tiek, kad nebeturiu kelio atgal čia, susukti neįmanoma. Kai būtų gerai va čia va ratus padėti. Ir va taip va važiuoju. Jeigu užvažiuočiau, būtų super. Gal reiktų pabandyti pasikasti. Stresuoji, Herkūnė, nestresuok, aš irgi stresuoju. Va šitoj vietoj. Jeigu užlipčiau. Bandau. Šūdas. Neklauso visai. Kas tu čia ką nori daryk? Tiesiog reik melstis, kad tos vėžės tiesiog nepasidarytų gigantiškos ir viskas. Va. Matau. Vo. Užlipau. Gerai. Ir vėl tas pats. Va.
Hebra, pusę kelio nuvažiavau. Iki ten, kur reikia. O čia ir gyvenvietė kažkokia. Kas čia? Čia greičiausiai vasara. Būna labai faina. Dabar gerai būtų nepakibti, nes čia labai gilu. Bridau. Va taip va, tik va čia va, nežinau. Nežinau, ką čia reiškia. 5 kilometrai. Drum Forester Paraul Ursului. Ką čia reiškia, nežinau. Bet čia gražu. Oi. Papuoliau čia gerai. Bet atvažiavau. Nežinau, ar išvažiuosiu. Bet pažiūrėkit, kur aš. Gražu čia. Gražu. Tai kur aš randuos? 6 valandos jau. Aš nuvažiavau apie pusę kelio. Bet ten paskui tik tais pieškom. Vasarą gal ir galima pravažiuoti. Bet žiemą čia bus ragas. Va. Aš va tuo va offroadu. Va čia va nuo tos geltonos rodyklės. Va tiek va nuvažiavau. Čia upelis, paskui palei upelį važiuot. O į kelią išvažiuot va čia va. Geresnį kelią turiu minty. Tai realiai man reikėtų važiuoti dar kažkur iki čia. Tada nusimest mašiną, ateiti čia. Ir tada aplinkui apvažiuoti va čia va. Čia. O čia lyg tai tuščia. Nei gyvos dvasios. Nei gyvos dvasios. Naktį čia vaikščiot irgi ne tema. Taip, gerai, vertinkim situaciją.
Kas čia? Jeigu pasileidžiu toliau. Ryšio nėra. Ryšio nėma. 1,3 km rodo. Pavažiuot dar. Ir paskui viskas. O paskui... Kur čia man tą mašiną nusimesti patogiai? Aš nežinau, ar čia iš vis galima būti. Čia įsivaizduoju privati teritorija. Bet jau temsta. Ir toliau judėti aš nebenoriu, tik tai su diena norėčiau pajudėti. Kad ir kaip būtų tamsu. Bet galvoju, reikia pakilti viršų man. Aš geriau saugiai. Herkūniai, nepabėk. Ateik čia. Nes čia jeigu užsnigs naktį, tai aš nei ryšę neturiu nieką. Krisiu čia ilgam, kol kas nors atvažiuos. Kad ir kaip smagu, bet rytoj pabandysiu, jeigu ką, kitos vietos peškom nueiti. Jo, gerai, nemarinuoju laiko, varau. Tokiom bekelėm, chebra. Bekelėm, nu čia ne bekelė, bet man tai čia bekelė, žinokit. Pilni triusikai kakučių. O taip va. Tikiuosi išvažiuosiu iš čia. Neperdodamas jausmas. Biški gaila, kad papildomos įrangos neturiu, bet gal bandyčiau toliau važiuoti, bet bijau prisišikti kelnes totaliai. O rūkas baisinis. Herkūnis lekuoja nuo to viso. Bet iš polėto judu. O čia va taip Vanoskardžią galim nuliekti. O taip va. Važiuoju naktį. Važiuoju naktį. Paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. Manau, tikrai verta. Oi. Gerai, viskas, važiuoju. Nėra laiko telefono laikyti rankoj. Kaip čia jums su ta lemputė paimti, va. Tai ką, draugai, ketvirta kelionės diena į pabaigą. Pribridau šiandien su sniegu. Turėjau ką veikti. Buvo įdomu, buvo smagu, buvo baisu, visko buvo vienoje vietoje. Apibendrinus visą šiandien dieną, tai ką kapitonai, žvejai ir turistautojai. Šiandien diena į pabaigą, ketvirta diena užsidarinėja, tamsu. Keliu medžiagą į kompiuterį, sėdžiu be ryšio visiškai, 0 ryšio. Čia į tokią aikštelę įvažiavam, grįžom tiksliau. Tai sukelsiu medžiagą, pabandysiu dar pasistiprinti.
Ir rytoj laukia nauja diena, nauji nuotykiai. Let's adventure begin. Iki.